Klaipėdoje Salomėjos Nėries gatvėje įsikūrė naujas restoranas baras 19 amžius. Apsilankykite ir pajuskite šio laikmečio atmosferą. 19 amžiuje šioje vietoje pradėta projektuoti geležinkelio stotis. Šiandien siauroje geležinkelio stotis prisikelia naujam gyvenimui. Čia įsikūrė 19 amžius. Šiame restorane turėsite galimybę rengti banketus, furšetus, įspūdingai atšvęsite gimtadienius, vestuves ar krikštinas. 19 amžiuje kiekvienas ras sau tinkamą patiekalą. Specialus meniu nudžiugins vaikus, vegetarus ar tiesiog gurmanus. Čia jūs turėsite galimybę paragauti kafijos, miežinės kavos, kuri buvo ypač mėgiama 19 amžiuje. Be abejonės jūs mėgausitės ir kitais ypatingos skonio patiekalais. Nuo 12 iki 15 valandos čia pasisotinsite dienos pietumis. Kaina nuo 10 litų, o nuo 15 iki 16 valandos specialiems patiekalams ir kafijai taikoma net 30% nuolaida. Taigi sugrįžkite į 19 amžių, pajuskite jo žavę dvasią, pasinaudokite unikalią galimybę paragauti ypatingų patiekalų ir mėgaukitės kiekviena čia praleista akimirka.